Prieš keliarius metus pasakiškus pinigus kainavę sodų sklypai ir namukai dabar virto vaiduokliais pilnais šiukšlių. Sodus dar lankantis pensininkai retėjantys gyventojai sako, kad rasti apleistų sklypų savininkus ir pareikalauti bent simbolinio mokesčio už tvarkymą neįmanoma. Mat daug kas emigravo ir nežinia, ar išvis beprisimena turį turto Lietuvoje. Konkretus pavyzdys štai ir šitas mūsų sodas, prie kurio mes stovime. Ir yra daugiau, kaip mūsų sode Lakštingaloje yra virš 10 artimų, kaip ir šitas sodas. Baina šakos į svetimus sodus, žmonės nepatenkinti ir lapus reikia grėbti, ir vaisiai pūna krenta pa žmonės, o tokios yra pas mus problemos. Blogiausia tai, kad net tada, kai sutrešęs medis apleistame sklype kelia grėsmę visai bendrijai, jo genėti nevalia, o be šeimininko žinios jį nupjovusiam gresia dideli nemalonumai. Mes negalime, genėti svetimo medžio, kadangi tas medis auga ant to žmogaus žemės, tik šakos įeina į svetimus sodus. O čia susidaro problema. Sodininkai, tie savininkai apleidę, sako, nebandyk mano medžių pjaustyti. Duosiu į teismą. Kad tuštėjančios sodų bendrijos nevirstų valkatų susibūrimo vietomis, sodininkai priversti saugoti svetimą turtą. Žmonės pamato svetimus ir biškiai jos, kaip sakant, atsibaido. Tai per prievartą tampat sargais niekieno turto? Nu, ką darysi, taip jau būna, gyvenimas taip diktuoja. Čia pat sodininkas visos bendrijos vardu skundžiasi, kad tikrai neturi tai būti, jog sodai tampa sąvartynais ir už nieką niekas neatsako. Pamatę, kad kasmet apleistų bendrijų vis daugiau, sodininkai ruošia kreipimusis į Seimą ir vyriausybę, kad valdžia sugriežtintų baudas ir palengvintų apleistų pastatų ir žemių savininkų paieškas. Politikai nesigina, kad reikėtų papildyti civilinį kodeksą, numatyti didžiulės baudas ir griežčiau bausti turto savininkus, kad nenutiktų panašios tragedijos, kai pasislėpę nuo lietaus avarinėme pastate žuvo užgriūti užsienio dviratininkai. Manau, kad artimiausių metų bus vėl taisomas civilinis kodeksas ir bus griežtinama atsakomybė už statinių nepriežiūrą. Galbūt tai bus piniginės baudos, galbūt tai bus kažkokia atsakomybė sugriežtinta iki galbūt parų arešto ir taip toliau, bet kokiu atveju kitokių priemonių, teisinių priemonių neturime. Pasak sodininkų, jeigu daugės apleistų pastatų, o savininkams negreis atsakomybė, nelaimių virtinės prasidės ir soduose. Panaši situacija ir kaimuose, kur vis daugiau sodybų paliekamos likimo valiai.